Sveiki visi, kas klausote ir įsijungite šito įrašo. Tai šiandien mes kalbėsime apie numerologiją, bet kadangi jau yra vienas įrašas apie tai, bet šiandien turiu pašnekovę, kuri mums papasakosi dar, kaip mes galime panaudoti numerologijos naudą savo. Tai šitas kanalas yra skirtas, priminsiu, kas dar nežino, kad sunešti kuo daugiau metodų, įrankių, technikų į vieną vietą, kad žmogus galėdamas pasiklausyti įvairių pašnekovų, atsirinkti, ką jisai norėtų pabandyti, apie ką girdėjęs, apie ką negirdėjęs. Ir tokiu būdu galbūt netgi pagerinti ir savo gyvenimą, savijautą, duoti kažkokiu tai užuominų, apie ką aš esu, dėl ko aš čia esu. Tai šiandien mums apie tai papasakos Galina. Tai sveiki, Galina. Labą dieną. Jūs, kaip ir man minėjote, kad užsiimate numerologiją, bet dar prie to ir prijungite kažką tai savo. Tai aš norėčiau jūsų tiesiog paprašyti, kad jūs šiek tiek papasakotumėt, ką jūs naudojate. Vat kokia jūsų yra ta technika, su kuria padedate žmonėms. Sveiki dar kartą. Tai kas liečia numerologiją, tai yra mano pirmas ir pagrindinis įrankis, bet kuo toliau žiūriu, kad aš jau darau kaip ir pagal savo metodiką, nes aš mokau numerologijos 2 būdus ir aš juos tiesiog miksuoju, kai man reikia, ir šitas įrankis padeda greitai suprasti, kur žmogus gali strigti. Tai aš naudoju dar numerologiją hipnoterapijai, nes tarkim susitinkam su žmogum, susiskambinam ir jis papasakoja jam tas ir anas ir aš iškart pažiūriu jo skaičius ir man viskas aišku, kodėl. Nes tarkim vienas skaičius, kas populiaru, su kokia užklausa pas mane žmonės ateina su savivertė. Tai žiūriu, aha, yra toks skaičius atsakantis už savivertę, viskas aišku. Aiškus jau tada klausiu apie tėvus, nes irgi tą temą labai senai domiuosi, nes tėvai atsako labai stipriai energetiškai už mūsų gyvenimą. Kaip tai vyksta, kad mes tiesiog turim juos priimti. Jeigu mes jų nepriimam, reiškia, gyvenime bus spraga arba santykiuose, arba gal realizacijoje, ar kitose vietose. Ar galiu čia šiek tiek paklausti, jūs sakote, reikia žmogui priimti, bet jeigu žmogus ateina ir sako, negaliu priimti, nes jisai man daug blogų dalykų yra padaręs, aš daug nuoskaudų jaučiu, aš žinau, kad reikia priimti, aš galiu sakyti, aš priimu, bet aš viduj to nejausti. Ar ne? Tai kaip su tuo jūs darote? Aš pati tame buvau, pati tai patyriau. Tai kažkada ir pati aš galvojau, Jėzau, kaip reikia atleisti savo tėvams. Neįmanoma, nes tikrai tėtis mane labai skriausdavo, jis ir muždavo, ir psichologiškai smurtaudavo prieš mane. Ir aš galvodavau, kokie žmonės, kaip jie gali, kaip atrasti raktą. Ir tikrai prisipažinsiu, kad tik tai šių metų pradžioj iki galo priėmiau savo tėvą ir tiesiog aš negaliu patikėti, kad kokiam aš dabar lengvume, kaip aš iš tikrųjų jį myliu ir aš jam tai sakau ir aš atsiprašinėju jo. Kaip tai daryti, tai žiūrint priklauso nuo to, kuo tėvai mokina. Nes kaip ir pagal skaičius, kiekviena energija atsako už tam tikrus dalykus, už tam tikras pamokas, taip ir tėvai, jie žinant, iš kur, iš visatos tikriausiai per visatą, kaip jie veikia, jie savo vaikus grūdina ir per kažkokį skaudulį mokina. Kaip pavyzdys save pateiksiu, kad mano tėvas nuo vaikystės, aš jokių asmeninių ribų neturėjau. Jis galėjo bet kada ateiti į mano kambarį, paimti kažkokį mano daiktą, išmesti, aš kažkokį planą esu susiplanavus kažką daryti, ne, jam neįdomu ir jis daryk tą, daryk aną ir aš net negalėjau turėti savo nuomonės. Bet viso šio dėka aš labai sparčiai augau, pradėjau prieš gerus 4 ar 3 metus ir tiesiog suvokiau numerologijos dėka, kad tiesiog tai yra mano pašaukimas. Aš turiu išmokti, suprasti tam tikrus gyvenimo dėsnius ir išdirbti save, išmokti brėžti tas ribas, kad paskui išmokinti kitus irgi gydyti save. Ir jūs sakėt, jam pavyko priimti, o ką jūs naudojate, kaip technika kažkokia, kaip gausi priimti save, ne save, o tėtį? Tikriausiai vienas toks irgi pagalbinių įrankių yra dėkingumo praktika.
nes tarkim rašyti kiekvieną dieną dėkingumo praktiką, atsikelti, rašyti, galvoti ir dažnai žmonės sako, aš nežinau, už ką dėkoti. Nu kaip nežinai, tu kvėpuoji, tu gali vaikščioti, tu turi mamą, turi tėtį, turi vyrą, žmoną ir galima tiesiog dėkoti, tarkim, parašyti atskirą dėkingumą, pavyzdžiui, mano atveju tėčiui, ne, parašyti. Dėkoju tėti, kad suteikė man gyvybę. Dėkoju tėti, kad auginai mane. Dėkoju, kad mylėjai taip, kaip galėjai. Tai yra susikoncentruoti ties pozityvumu ir pažiūrėti, jeigu kažkoks negatyvas išlenda, tai ir pažiūrėti, ką jis tau davė, kokią vertybę, kokią tu dovaną išsineši, nes visą laiką už baimės, už kažkokio streso, už kažkokio negatyvo visą laiką slepiasi kažkokia dovana, apdovanojimas, tavo talentas ir per hipnoterapiją aš padedu šitą dalyką išsipakuoti. Ir jūs sakėt, naudoti tokias kaip ir 2 dalykus, ar ne, numerologijai. Ar galėtumėte pasakyti, kuo jie skiriasi ir kas jie tokie 2 rūšys, ar kaip čia galima pavadinti? 2 būdai. 2 būdai. Taip, nes pirmą numerologijos analizę aš darau pagal likimo matricą, tenais yra 22 skaičiai. Kitas būdas yra toks kaip trikampis. Tenais yra tų skaičių 6 tiktais ir tenais yra tokia kaip trumpa analizė. Ir jie iš dalies labai skiriasi tos numerologijos filosofija, bet yra ir šiokios tokios panašumo. Tai aš tarkim, kai irgi ar darau analizę, ar kai mes gyvai hipnoterapijai susitinkam, aš vis tiek pasižiūriu, kuris skaičius labiau rezonuoja, ar pagal tą numerologiją, ar pagal tą būdą. Ar kai jūs sakote likimo matricą, tai jūs žmogui duodate jo likimą, kuris matosi per skaičius, tai ar likimo galima pakeisti, ar jisai jūsų nuomonė nebepakeičiamas? Likimo matrica čia gal tiesiog toks yra pavadinimas, kas liečia likimą, jeigu tikėti, tai prieš gimstant mūsų kaip ir jau misija, likimas jau yra suplanuotas. Ir aiškus visą laiką galima nukrypti nuo jo, bet tada prasideda lygos, depresija kažkam per negatyvą kažkokį pasireiškia, tada jau čia didžiausias ženklas, kad tu eini ne pagal savo kelią, ne savo likimų. O ar pakeisti? Jo, viskasgi priklauso tik nuo tavęs, bet faktas, kad kiek pas manęs ateina žmonės analizės, jeigu aš pasižiūriu pagal skaičius ir pasakau žmogui, ir aš pati asmeniškai su tom susidūriau, kai studijavau numerologiją, kad aš skaitau energiją savo ir aš suprantu, kad aš visą gyvenimą apie tai svajojau. Aš visą gyvenimą aš jutau šitus dalykus. Kaip pavyzdys, pagal mano karmą aš turiu gydyti žmonės, nukreipti psichologiškai, energetiškai galiu padėti, čia jau kaip aš pasirinksiu. Kadangi praeitam gyvenime aš žudžiau žmonės, tai šitam gyvenime aš turiu maksimum, kiek manoma daugiau padėti žmonėm. Tai mano šitas būdas labai padeda man eiti savo to likimo. Ir dar kitas dalykas, kai pradėjau numerologiją studijuoti, atsimenu tokį malonų šoką patyriau, kai skaičiau apie savo pirmą energiją. Mano pagrindinė energija yra 17 ir tai yra žvaigždės skaičius. Ir aš skaitau ten apie tą skaičių, kas yra sakoma, kad žmogus taps įžymus. Jis yra matomas, jis yra toks išvaizdus, jis mėgsta puoštis, jis gali energetiškai gydyti. Ir aš skaitau ir aš galvoju, aš negaliu patikėti, kad tai aš, nes aš buvau minuse, aš buvau užgesusi žvaigždė. Ir kai po kokių gerų 3 metų jau pilnai galiu pasakyti, kad taip man patinka puoštis, nors kai buvo mano savivertė žema, tai aš nemėgau puoštis. O dabar jeigu jūs paskaitėte apie save tokią pozityvę, ar ne, kad tokia įkvepiančią, ar teko žmogui jam pasakyti tą likimo matricą, tokią nelabai malonę, kur ten, tarkim, daugiau negatyvo, daugiau tų duobių, tokių pesimistinės informacijos, ar teko susidurti su tokiu? Mano pagrindinis tikslas yra motyvuoti žmonės. Ar mes galim motyvuoti per negatyvą? Aš manau, kad negatyvo mūsų gyvenime užtenka, tai aš visą laiką einu per meilę. Ir tikrai gavau ne kartą atsiliepimų,
Visai netgi nesenai irgi apie tai labai stipriai susimąsčiau, kad viena, pavyzdžiui, moteris užsisakė poros suderinamumo analizę pas vieną moterį ir užsakė pas mane. Ir jinai užsakė pas ją, jinai sako, Jėzau, tiek daug negatyvų, sako, bus sunku, bus tas, bus sunku. O kai aš padariau, aš papasakojau apie stipriąsias savybės, apie stipriąsias pusės, ką reikia daryti, kad padėti vienas kitam, kad būti kartu. O kas liečia negatyvą, tiesiog, kaip ir sakiau, viskas priklauso nuo jūsų. Aš netgi nekoncentravau į tą negatyvą, nes, kaip ir minėjau, negatyvo tikrai užtenka mūsų gyvenime ir jeigu žmogui dažniau apie tą negatyvą pasakoti, žmonės tikrai daugelis yra labai jautrus, jie gali užsikabinti už to negatyvo, o apie tą pozityvą jie, ta prasme, toks jausmas, kad net nesiklausys, nes va, jau bus blogai, jau bus blogai. Tai vat aš visą laiką stengiuosi koncentruotis į pozityvą, bet aš visą laiką pasakau, kad minuse gali pasireikšti tas ir anas, nu, vat, pavyzdžiui, mano atveju, minuse gali pasireikšti užgesusi žvaigždė, žmogus nenori spindėti, jis nenori niekur eiti, jis nenori niekur bendrauti, ten gali būti ir depresija, žmogus su žema savivertė, bet iš to išlipti galima ir aš iškart duodu visus įrankius, kaip galima tai padaryti. Tai reiškia, jūs nepaslepiate nuo žmogaus to negatyvio, bet jūs jam paduodate taip subtilia forma šalia to didesnio pozityvo, padidindama tą pozityvą ir šiek tiek sumažindama šalia tą negatyvą, ar ne, kad žmogus daugiau koncentruotųsi į tą pozityvą negu į tą negatyvą. Taip, teisingai, aš neslepiu, kad gali būti sunku, kad būna vieni skaičius sudėtingesni, kitiem yra lengviau, vieniems sunkiau, bet vėlgi, žmogui, jeigu yra sunku, reiškia, jis kažkokią stiprią misiją turi, bet jam yra duotas toks sunkumas, kokį jis tikrai patemps. Ir aš tikrai stengiuosi maksimum užmotyvuoti žmogų. Aišku, yra keletą variacijų, apie kurią žinau, kur žmogus, tikrai padariau analizę ir tikrai ir visą širdį ir motyvavau, bet žmogus tiesiog jis gal nepasiruošęs. Ir jis vis tiek, jis liko tame, kuris ir yra, jis nenori aukti, bet tai yra jo pasirinkimas. Aš tikrai nežadu imti atsakomybės ant savęs, nes ir teko vieną kartą daryti vienai moteriai irgi energijų analizę, čia trumpa, bet efektyvi. Ir aš jai pasakiau, kad jūs gausit vis tiek atsakymus. Ir aš jai padariau tą analizę dovanų, kadangi buvo konkursas, o jinai išklausė viską ir sako, ar aš pasveiksiu. Taigi sako, aš jums visus įrankius pasakiau. Jeigu jūs tą ir tą darysite, skirsite laiko savo, jeigu kūrybą užsiimsit, su savivertė dirbsit, viskas bus gerai. Jo, bet aš nesuprantu, ar aš pasveiksiu. Ir aš suprantu, kad žmogus tiesiog yra nepasiruošęs ir aš jį palieku. Aš tikrai neplanuoju už jį gyvenimą nugyventi, bet aišku, aš stengiuosi ir tas ribas nubrėžti, pasakyti žmogui, kad tu turi pats daryti, jeigu tu nori. Aš tik tais įrankis, visi kiti veiksmai priklauso tik nuo tavęs. Reiškia, vėlgi mes, kaip ir su kitais pašnekovais, tą aptarėme, kad burtų lazdelės nėra, vis tiek reikia tą lazdelę pačiam paimti ir su ja kažką tais daryti. Taip, teisingai, tarkim, maistą nupirksi iš parduotuvės, tu vis tiek turi jį pasiruošti, neužtenka tiesiog žalios mėsos nupirkti ir tu gali apsinuodyti, jeigu tu ją taip valgysi. Ir jūs sakėt kažkokią energijos analizę, o kas vyksta per energijos analizę, kas tai yra? Tai va čia irgi yra numerologijos dalis, čia tas antras būdas ir jis tiesiog papasakoja, dėl ko mes galim jaustis blogai, tarkim, būti be energijos, be jėgų, be motyvacijos. Ir ten yra tie 6 skaičiai ir vienas pagrindinis. Ir jeigu jie yra minuse, ką reiškia minuse, tai tiesiog žmogus neina pagal savo paskirtį, nedaro tai, kas tom energijom reikalinga. Tada nebus jėgų, bet jeigu žmogus daro tai, kas jam pagal energijas reikalingas, ilgi privesiu tokį populiaresnį pavyzdį, kas turi skaičių 9, tai yra išminčius ir jam yra labai svarbu karts nuo karto pabūti vienam. O žmogus turintis šitą energiją, kartais netgi kartojasi šitas skaičius ir jis niekad nebūna vienas, tai jam tada labai sunku, nes jis išsenka, gali tada ir lygos pulti ir tada nėra jėgų, nėra motyvacijos, nes jis tiesiog turi pabūti vienas. Bent kartą į dieną, bent kartą į savaitę. O žmonės dažnai, aš sutinku su tokia informacija juos, kad aš neturiu, kaip čia, aš privalau, aš tą, mes niekam nieko neprivalom. Ir bandau irgi tai pasakyti, tai
Kas pasiruošęs pradeda skirti laiko sau, kas ne, tiesiog būna toliau tos aukos pozicijoj, bet aš leidžiu jam būti, nes tai yra žmogaus kelias, aš gerbiu jį. Mhm. Nes iš tikrųjų ypatingai, vat, pavyzdžiui, moterims netgi ar ne yra uždėtas toksai visuomeniai, moteris privalo ir pasirūpinti vaikais, ir pasirūpinti namais, ir dar padirbti, ir dar laimingom būti. Ir atrodo, tai jeigu aš dabar skirsiu laiką sau, tai iš kažkur aš jį turėsiu paimti ir tada bijau, kad mane apkaltins, kad aš bloga kažkurioje tai srityje. Ar ne? Tai ar susidūrite su tuo, kad jeigu tai sakote, nu, gali būti aišku ir vyrai, bet ar susidūrite su tuo, kad kai sakote tai moterims, sulaukite tokį pasipriešinimą ir norą pasiteisinti, kad aš neturiu laiko? Taip, be abejo, aš ir pati ten buvau. Aš ir pati Mhm. ten buvau, nes aš irgi, kai pirmas vaikas gimė, tai irgi negalėjau leisti sau laiko, tai dėl to vat, man buvo labai sunku. Ir dabar irgi būna moteris, sako, nu aš tą, aš privalau tą. Ir aš visą laiką sakau, kad vaikas turi matyti mamą laimingą. Jis neprašo, kad tu tenais stengtumeisi padaryti jam tobulą gyvenimą, vaikui tiesiog reikia mamos laimingos, kad jinai turėtų savo pomėgius, kad jinai būtų pailsėjusi, o ne vaikščiotų tokią visą nekokią, čia vien dėl vaiko, vien dėl vaiko. Ir vaikai dažniausiai gi užauga ir jie sako, mama pradeda dar priekaištauti, aš čia tau gyvenimą atidaviau, o vaikas ką, aš tavęs neprašiau. Mhm. Kažkam rezonuoja, kažkam nerezonuoja, bet man tas stipriai labai rezonavo, nes aš galvoju, nu taigi aš turiu būt laiminga, nes kokia aš būsiu pagal vidinę savo būseną, tokie bus ir mano vaikai, nes ir iki 7 metų vaikai yra pilnai mamos lauke, paskui jau dalinai, nu bet vis tiek tai labai įtakoja, nes ir vaikai kodėl dažnai serga, nes mamos stresuoja, viskas labai susiję yra. Ir jums pavyko sau laiko skirti tokiomis aplinkybėmis? Žinokit, taip. Tai dabar turiu antrą vaiką, jai nesenai metukai suėjo, bet aš ir darbuojuos, aš ir einu į susitikimus. Dažniausiai jie su savim pasiemu, bet randu laiko sau, paprašau vyro, paprašau Anytos, kažkaip dar laviruoju, bet neužilgo jinai truputį didesnė bus, ar tai darželė, gal auklę jau pasamdysiu. Ir man nei biškį nėra sąžinės griaužėties, aš kaip tik išeinu, aš grįžtu, aš pasiilgu savo vaikų, nes aš ir Mhm. valandą, jeigu nebūnu namuose, aš labai juos pasiilgstu, aš labai juos myliu. Ir kas liečia vyrą, tiesiog reikėjo pradėti prašyti. Aš niekad neprašiau, jis ir nepadėdavo. Pradėjau prašyti, gerai, ir viskas, be problemų. Mhm. Nes mes iš tikrųjų atrodo, kad jeigu prašysime pagalbos kitų, tai lytis aš jau neatlieku savo pareigų. Ir vėlgi tai yra tokia į save, į save kaltė ir savigrauža. Bet yra aišku moterų, kur vyrai galbūt ne taip lengvai sutinka, arba tų vyrų nėra, arba nėra šalia tų artimųjų, kurie tai padėtų. Bet vėlgi mes atsigręžiame į save ir o ką aš galiu, ar ne, kokios mano dabar yra galimybės, kad galėčiau šiek tiek laiko skirti sau. Ar ne? Ir jūs sakėte, Galina, kad tas antrasis būdas jūs naudojate jau, kaip suprantu, ir tą hipnoterapiją, ar ne? Kaip jūs ją E, naudojate? Mhm. Ir tą būdą, bet tas energijų analizė jinai labiau yra naudojama hipnoterapijoj, nes tenais greit, greičiau galima suprasti pagal tą pagrindinę energiją, kur gali būti didžiausias stygis. Nu, bet čia labai individualiai šiaip laviruoju, kaip pagal pajautimą iš tikro dažniausiai. Kartais net nereikia tų skaičių, kad man pajausti žmogų, ypatingai jis, jeigu manim pasitikė, tada iš viso man labai lengvai su juo dirbti. Kas yra hipnoterapija? Tai yra darbas su pasąmonė, nes mes galim taip tiesiog pokalbio metu irgi kalbėti ir daug dalykų išdirbti, nes po truputį mokausi tokios dar naujos metodikos apie kalbėjimą, nes kadangi mano yra stiprus balsas, aš galiu užkalbinėti ir galiu padėti žmonėm užkalbinėti. Dar pagrindinio dalyko nepaminėjau, kad esu transformatorė, pagal savo karmą aš nešu žmonėm pokyčius. Tai pagal tą užkalbinėjimą mes tiesiog galim kalbėti, aš priimu ir pripažįstu, kad neskiriau savo laiko, nes jutau gėdą, nes mano mama irgi taip nedarė. Nu ir čia labai priklausomai nuo situacijos, tiesiog aš sakau žmogui, žmogus kartoja. Ir kai jis kartoja tą tiesą, ir jam toks vidinis pojūtis keičiasi. Kažkam būna, tarkim, aš priimu, pripažįstu, kad negerbiu vyrų. Ir pasakau, nes iš konteksto matau, kad nėra pagarbos, moteris pasako ir sako, nu tikrai.
ir mano mama negerbia, ir labai viskas irgi atsiriša, toks energetinis čia jau toks darbas gaunasi. O jeigu pokalbių metu nesigauna, būna toks stiprus pasipriešinimas arba žmogus pats nesupranta, tada jau be abejo einam į pasąmonę, hipnoterapiją, čia kaip meditacija, tiesiog žmogus užsimerkia, įkvepia, iškvepia ir su mano vedimu jis kažką įsivaizduoja, kažką daro ir be abejo jis man sako, kas ten vyksta ir aš tiesiog jį irgi padedu jam transformuoti tą kažkokią situaciją. Dažniausiai tai pasireiškia kaip kažkokią baimę ir mes tiesiog drąsiai einam į tą baimę su mano palaikymu. Turiu tokią dovaną, kad žmonės manim pasitikim, tai vat su mano palaikymu einam į tą baimę ir bandom ją transformuoti, nes už baimės visą laiką slypi kažkoks stiprus apdovanojimas. Mhm. Ar galėtumėt kaip pavyzdį kažkokią tai papasakoti, kaip tas seansas vyktų, ar jūs prieš tai susigalvojat kažkokius tuos žodžius, pagal kuriuos vesite, ar tai vyksta jums savaime, tiktais iš pajautimo, ar jūs vedate. Ar galėtumėt kaip pavyzdį pateikti kažkokį, kad žmogus bent įsivaizduotų, kaip vyksta tokio tipo seansai? Na, tarkim, ateina su kažkokia problema ir kaip jūs viską išrutuliojat, kur jūs einat, kaip jūs keliaujat. Taip, čia yra labai individualiai. Iš anksto aš ruošiuosi, nebent jeigu reikia tos skaičius pažiūrėti, aš juos susirašau, ir pamatau, tas skaičius, aišku. Ir su žmogum susiskambinam, ar tai gyvai susitinkam, ir mes pasikalbam, su kokia užklausa jis ateina. Ir tada tiesiog jis užsimerkia, atsipalaiduoja. Galiu trumpai netgi papasakoti, padaryti tokį įvedimą. Tai kas nori, galite užsimerkti akis. 3 kartus įkvėpti, iškvėpti, įkvėpti, iškvėpti, įkvėpti, iškvėpti, atsipalaiduoti. Visą laiką reikia būti užsimerkusiam, klausytis mano balso, įsivaizduoti, kad stovim basom kojytėm ant pievutės, žalia, ryški pievutė, žiūrim į tolį, yra miškas, gražus miškas, žiūrim į viršų, yra saulė, saulė šviečia. Šviečia, saulės spinduliai pripildo, prišildo kūną. Įsivaizduokit, kaip geltona šviesa nuo saulės pildo jūsų kūną, pildo. Ir kai jausite, kad užtenka, pasakykit. Čia jau jeigu būtų klientas, jeigu jau asmeniškai bendraučiau, jis pasakytų. Žmogus jau jaučia, kad užsipildęs ir toliau mes einam. Aš klausiu, ką žmogus mato. Tarkim, jis pamato kokį nors žmogų. Aš paklausiu, kas tai per žmogus. Ir čia labai individualiai. Aišku, galima, aš ir tokius grupinius darau. Būna, kad aš planuoju vienai daryti, o žmogus labaigi priklauso nuo žmogaus. Ne visi turi lakią vaizduotę. Kiti labiau iš garso. Dar treti iš kažkokio kvapo pojūčių. Kažkas sako, gal kažkokį kvapą jaučia. Tai labai individualiai nuo žmogaus, tai aš tiesiog prisitaikau. Aš niekad neperšu savo, aš tokia esu labiau, kad individualiai prie kiekvieno prieiti. O skaičiai man tiesiog parodo, ar žmogus, tarkim, jautresnis, ar pas jį gal koks loginis mąstymas. Būna žmogus daug šneka, aš sakau, taip, stop, dabar aš kalbu, jūs tiesiog eikit ir sakykit, ką matot. Neanalizuokit, nes analizuoju čia aš. Tai čia jau tokias irgi, sakykim, ribas tas nubrėžiu žmogui ir jis tada atsipalaiduoja, gerai, einam toliau, pasakoja. Nes, pavyzdžiui, čia kaip pavyzdį tokį privedžiau ir pavyzdžiui būna, kad žmogus susitinkam ir jis pradeda man pasakoti, bėdavotis, aš sakau, stop, aš jau matau, kame problema, tai sakau, aš dirbu taip. Mes tiesiog tiesiai einam į pasąmonę, nes jeigu žmogus man tiesiog pasakos visas jo problemas, bet iš to tokio pasiskundimo, tai aš nesu tas žmogus, kuris norėtų tiesiog visą tai sugerti. Nes tie žmonės dažniausiai, kurie tiesiog kalba apie problemas, bet jų nesprendžia, jie yra tokie kaip, sakykime, vampyrai truputį. Jie savo tą negatyvų dalinasi. Tai aš tau irgi tokioje vietoje jau nubrėžiu ribą, sakau, tai aš esu darbo žmogus, tai jeigu nori išdirbti, mes einam su tą hipnoterapija į pasąmonę, padirbam, po jo žmogus atsipalaiduoja, netgi jau tiek šnekėti nenori, nes problema yra iš pasąmonės išspręsta.
Ir tokiu būdu jūs irgi panaudojat arba įtaigas, arba transformuojate tuos visus vidinius jausmus, ar ne? Bet būtent jums skaičiukai yra kaip užuominos. Taip, pagalbinis įrankis. Mhm. O jūs tuos skaičiukus pasakote žmogui, ar jūs tiesiog sau naudojate juos kaip pagalbai dirbti su žmogumi? Be abejo pasidalinu, nes man yra svarbu, kad žmogus maksimum išsineštų, jeigu jam tas skaičius rezonuos ir jis prisimins, aš paskui irgi jam primenu, pas tave gi skaičius 12, tau reikia tą ir tą daryti. Ir jis, tiksliai jo. Ir tai toks irgi gaunasi jam kaip įrankis kasdienybė. Jeigu, tarkim, jis kažkada pamiršta, jeigu jis kažkur bus užsirašęs, jis perskaitys ir sakys, man reikia tą daryti, o aš tą nedarau. Mhm. Ir jūs, man atrodo, kad minėjote, kad netgi įrašote žmogui kažkokias tai tas transformacijas mintis kaip meditacija, ar aš kažką dabar maišau? Kai darau numerologijos analizę, ar nesvarbu kurią, aš įrašau audio formatu online. Ta prasme, per Telegramą, ar WhatsApp, ar Viberį. Ir tiesiog žmogus turi visą laiką tą medžiagą ir kada jis nori, jis gali perklausyti, nes kuo daugiau mes klausom, tuo daugiau galim ir naujo išgirsti. Mhm. Ir tai reiškia, kad jūs tik tais tiesioginio pokalbio metu jūs naudojate tas transformacinės žinutes, ar ne? Tas hipnoterapija. Jau nebeįrašinėjat. Jo, hipnoterapija, nes čia jau eini vis tiek asmeniškai žmogaus pasąmonę, o tokios pat pasąmonės tu niekur nerasi. Nebent ateity planuoju, vis nedaeinu iki to, suprantama, turiu dar tokią mažytę dukrytę. Noriu irgi meditacijas įrašinėti, nes irgi gavau daug komplimentų, kad ir mano meditacijos irgi labai veiksmingos. Daug kas sako, kad irgi energija patinka, kad pasitikėjimas toks yra ir tas balsas raminantis. Mhm. Tai jeigu meditacijos jau yra pabandę, kur jūs naudojate savo meditacijas, kad žmogus jau žino, kaip juose jaučiasi? Dažniausiai po analizės, jeigu darau kokią nors numerologijos analizę ir jeigu žmogus sako, aš šitoj vietoj labai stringu, aš jam ir pasiūlau tą hipnoterapiją kaip meditaciją. O šiaip dar meditacijos patinka, jeigu, tarkim, kažkur būnu moterų susitikimuose, patinka grupinę pravesti tokią trumpą, kokio 5 minučių. Ir pas jūsų tie susitikimai, kaip vyksta, ar galėtumėte pasidalinti, dėl kokių dažniausiai problemų žmonės kreipiasi? Čia tikriausiai jau bus kaip beveik pas kiekvieną specialistą, žmonės ateina su tą užklausą, su kuria dirbo pats specialistas. Tai aš dirbau ilgą laiką su saviverte, su meile sau, su tėčiu, tėvų priėmimas ir tikriausiai pamokų suvokimas. Ką tai reiškia? Tai jeigu kažkoks negatyvas nutinka gyvenime, tai išmokti filosofiškai tai žiūrėti, išmokti analizuoti situaciją, tarkim, jinai negatyvi, bet kodėl jinai taip nutiko? Ką tu turi išmokti, ką tu turi iš to išsinešti? Tai dažniausiai ateina, su kuo jūs dirbate, ateina ir žmonės kažkokio energetinio, tokio kaip ir traukos dėsnio, kad pas jūs ateina būtent su tuo klausimu. Ir ar žmogus turi žinoti, kas jam blogai ir ką jūs naudosite, ar jau čia yra jau jūsų pasirinkimas ir žmogus tiesiog turi leisti būti vedamas jūsų? Be abejo, žmogus pats pasirenka, nes kainos yra skirtingos kiekvienos arba analizės paslaugos, tai leidžiu žmogui pasirinkti, bet aš kažką visą laiką rekomenduoju, kas būtent žmogui reikalinga, nes kai kuriais atvejais aš netgi matau, kad jam tiesiog ir kristalo užtektų panešioti kažkokį akmenuką ir tas jam irgi galėtų padėti su transformacija. O Galina, o kaip į jūsų gyvenimą būtent atėjo visos šitos technikos, ta pati numerologija? Ieškojau savęs, buvo žema savivertė, nežinojau savo kelio, jau tiesiog nieks nebepatiko, labai buvau irzli, su tėčiu baisų santykiai, jau iš vis nustojau su juo bendrauti, moteris su manim pastoviai konkuruodavo, tiesiog nežinau, nebuvau laiminga. Jo, gal santykių su vyru labai pasisekė, nuostabus mano vyras, labai išmintingas, bet kitose atvejuose, tiesiog
noriu kažkur eiti, gaila ant savęs pinigų leisti, aš tuo metu nedirbau, nenoriu iš vyro prašyti, nors vyras kaip ir gali duoti, bet man gėda. Ir galvoju, reikia kažką daryti su savim ir užmačiau netyčia kursus numerologijos. Ir tiesiog dar tokia dvejoju, nu ko aš čia išmoksiu, nepakankama, bet pirmą dieną, kai pradėjau pirmos pamokos mokintis, tai tiesiog taip įsitraukiau, taip man patiko ir labai daug apie save atsakymų gavau. Ir po truputį pradėjo pakuotis, atėjo apyrankės, kristalai apyrankės į mano gyvenimą. Labai daug praeitų metų pabaigoje ir šiais metais irgi išsipakavau, nes tik šiais metais pradėjau hipnoterapiją, meditaciją vesti, smilkalus daryti, žvakės. Prieš tai kažkaip dar nesupratau, kad aš tai galiu. Ir tiesiog vieną dieną sugalvojau, pajutau, draugiai sakau, nori pamėginsiu padaryti, sako, davai. Padariau ir sako, tu pirmą kartą, sakau, jo. Tai grubiai sakant, esu savo mokslė, bet man tiesiog yra iš visatos duota pagal mano skaičių 20, gal kažkam rezonuos, gal kažkas irgi išgirs šitą skaičių. Nes skaičius 20 tai yra stipri pasąmonės galia ir tai yra, sakykime, visata labai veda šitą žmogų, energijos žinių srautas yra labai didelis, nes kartais irgi būna, aš kažką su žmogum kalbu ir aš jaučiu, kad reikia tiesiog jam pasakyti šitą dalyką, nors aš žinau, kad čia ne aš sugalvoju, čia tiesiog tiesiog šovė ta mintis ir aš jaučiu, kad reikia jam pasakyti. Ir aš jam pasakau ir jam baisiausiai surezonuoja ir sako, wow, taip ir yra. Anksčiau aš dar kažkaip stebėdavusi, galvojau, wow, nejaugi aš tokia ypatinga. Bet pradirbau su to ego. Dabar neutraliai tai žiūriu, galvoju, jo, fainė, esu dėkinga, kad turiu tokią nuostabią dovaną, bet jau nežiūriu per tą prizmę, kad, wow, kokia aš čia nuostabi, kiti neturi tokio srauto. Ir jūs, jeigu susidūrėte ar ne su skaitymu, tarkim, likimo matrica ar ten dar numerologija, ir galbūt žmonės ateina su sunkesniu likimu ir jums reikia, kaip ir sakėte, šiek tiek tą negatyvą jį subtiliai pateikti, bet ar yra tokia, vis tiek mes turime tokį įgimtą gailestį kitiems, matydami, pavyzdžiui, jūs matote, kad šitas likimas šito žmogaus, jisai tikrai yra labai sunkus. Ar nėra sunku iš to gailesčio, pavyzdžiui, matyti, kad lemba tam žmogui nepasisekė? Gaila žmogaus. Jo, aš suprantu klausimą. Aš esu labai empatiška, čia irgi viena iš mano dovanų. Aš labai jaučiu kitų žmonių skausmą ir aš beveik visą gyvenimą aš jį perimdavau. Bet dirbant tokį dalyką, tu turi išmokti per neutralumą. Tai jeigu, tarkim, ar ateina žmogus, ar verkia, ar dar kažką, aš sakau, aš suprantu. Aš tave atjaučiu, bet aš nesėdėsiu su juo kartu ir neverksiu, nes tai yra jo kelias, aš jau savo išverkiau ir užtenka. O gailėti negalima, nes kai mes gailim žmogų, mes žeminam jo vibracijas. Tada kaip ir darom tokią meškos paslaugą, bet prireikia man tikrai daug metų šitų žinių gauti, gal ir suprasti iki galo šią išmintį. Ir dabar tikrai jaučiuosi pakankamai stipri, kad jau galiu dirbti ir su protėvių kažkokiom programom. Tai irgi neužilgo bus tokia kaip nauja paslauga, nes dažnai pasitaikančios yra protėvių programos, kad tiesiog, ką tai reiškia, kaip pavyzdys būna mergina pagimdė 19 metų, jos mama ją pagimdė 19 metų ir jos močiutė 19 metų. Arba ten mama nekenčia vyrų, jos močiutė irgi nekenčia vyrų ir ta linija. Čia jau yra programos, kurias irgi taip pat galima transformuoti, bet nepasiruošus į šitą sistemą, aplamai į šitą darbą geriau nesikišti, nes galima ir prisižaisti. Tai šitoj vietoj dėl to reikia mokėti per tą neutralumą ir ribų brėžimą. Labai svarbus yra ribų brėžimas, tai yra pati didžiausia apsauga. O ką jūs turite omenyje prisižaisti? Kaip galima prisižaisti? Visus pirma, kaip klausimas buvo, ar savo nepaimu, ar negailiu žmogaus. Tai jeigu, tarkim, žmogus pradėtų padėti su tokiom rimtom temom ir jis nemokėtų apsisaugoti, tai visų pirma, jis gali tą paimti savo negatyvą,
Tai yra, jis turi Mhm. savo karmą, savo negatyvą ir prie to pačio dar kitų žmonių paimtų. Tai Mhm. tiesiog žmogus, jis gali ir susirgti, nu, tiesiog labai gali sau pakenkti. Kas nuo to gali būti, tai net baisu pagalvoti, bet tai yra iš tikro ne juokai. Mhm. Tai ar iš pat pradžių, jau kai pradėjote dirbti su žmonėmis, jums pavyko atskirti šituos du dalykus, ar jums tiesiog reikėjo išmokti ir jeigu reikėjo išmokti, kaip buvo tais pirmaisiais kartais? Kai pradėjau pirmas numerologijos analizes daryti, tai gal tiesiog neateidavo pas mane žmonės su tokiom sudėtingom situacijom. O dabar kuo toliau, tos situacijos yra sudėtingesnės, bet aš matau, kodėl jos tik dabar ateina, nes aš dabar esu pasiruošusi. Nes prieš kokius 2-3 metus, jeigu pas mane ateitų, tai nebūčiau tikriausiai dar turėjusi pakankamai jėgų ir žinių padėti išspręsti šitą problemą ir galėčiau ir sau pakenkti. O dabar, kadangi jau moku brėžti ribas per neutralumą, su pagarba, kai reikia ir griežčiau žmogui pasakyti, nes kai kuriems reikia to. Nu, laviruoju, žiūriu pagal situaciją, pagal žmogų, tai dabar jaučiu, kad kaip ir esu pasiruošusi. Mhm. O jūs nesusidurėt su pavyzdžiui, priešiškumu, tarkim, kaip jūs dabar savo pavyzdį paminėjot, kad praeitame gyvenime žudėte žmones, tai šitame gyvenime jūs turite jiems padėti. Ir jeigu tą va tokį sakinį pasakytumėt kitam žmogui, kad jisai ten žudė praeitame gyvenime ir dabar jam reikia padėti, bet ašgi tai nežudžiau, nes aš esu šitame gyvenime, kuris galbūt netgi ir turi tą atjautą ir tą meilę ir ten viską, bet žudžiau tai ne aš. Nesusidurite su tuo pasipriešinimo tokio? Pasipriešinimas būtų tokiu atveju, jeigu aš pirščiau žmogui šitą analizę, o pas mane gi Mhm. visi patys ateina. Buvo momentas, kai aš pradėjau numerologiją užsiimti, tai visiems norėjau pasakoti, visiems pasakoju, bet žiūriu vienam neįdomu, kitas irgi taip skeptiškai ir kažkaip galvoju, nereikia savęs eikvoti. Aišku, esu be galo dėkinga savo vyrui, nes čia yra mano didžiausias numerologijos skeptikas, bet aš jam esu labai dėkinga dėl to, kad aš gerbiu tai. Aš gerbiu, kad jis yra skeptikas tuo atveju ir žinau, kad tokių žmonių yra daugiau. Aš tiesiog asmeniškai nereaguoju, aš neutraliai. Aišku, jis žino, aš jam kažką pasakoju, normalu, nes aš apie mašinas irgi žinau, jis man pasakoja, tai taip jau yra tose Mhm. santykiuose. Bet niekam neperšu. Tie, kas patys ateina, nors gal minimaliai buvo atvejų, jeigu apie energijas pasakoju ir žmogus, tarkim, žema labai savivertę ir ten papasakoju, kad koks jis yra nuostabus, kokias turi dovanas, ne, čia ne apie mane, čia. Nebent taip maksimum susiduria. Mhm. O kas liečia vat karmą ir praeitą gyvenimą, aš iš tikrųjų ne visiems pasakoju, aš pagal pajautimą. Bet vėlgi, jie patys ateina. Mhm. Ir ką tada tokiu atveju Galina darote, kai jūs žmogui pasakote gražius dalykus apie jo, jisai nuneigia iš nepasitikėjimo savimi. Ar jūs ką darote tokiu atveju? Aš Įteigiate, transformuojate? Mhm. Aš pradedu motyvuoti žmogų ir pasakau, kad truputėlį vėliau vėl paklausytų ir pasakau, tarkim, kad irgi toks įrankis, pagrindė, ką aš rekomenduoju, mokintis ribas brėžti, kas nemoka. Tai yra didžiausia apsauga, dėkingumo praktika labai padeda. Tai vat, ir po kažkiek laiko žmogus irgi kas tai daro, tas pasikeičia. Jeigu žmogus nesivadovauja šito patarimu, nu, čia jau aš palieku tą likimą jam. Aš jau Mhm. neberašau, nebeklausiu, žmogus, jeigu nori, jis pats parašo. Bet aš neeikvoju savo energijos, nes jeigu žmogus tai nedaro, reiškia, jam to nereikia. Reiškia, dar nepakankamas dugnas. Tai va, tai Mhm. kažkaip stengiuosi gerbti žmogaus pasirinkimą, jo kelią. Mhm. O galbūt žinote kažkokių savo praktikoje tokių sėkmės labai istorijų, kur, nu, toksai, vat, užstrigo, vat, toks, wow, kaip fainai, kaip gera, vat, kad tas geras jausmas, gal galėtumėte, jeigu tokių yra istorijų, pasidalinti su mumis? Um, nu, kažkaip atėjo dvi mintis tokias. Praeitą vasarą, man rodos, kai dariau dėkingumo praktiką, tai merginom labai padėjo pozityviau dieną pradėti. Sako, labai labai pagelbėjo kasdienybė, nes tarkim atsikelia bloga nuotaika, kažkas sugadina, parašo dėkingumą, o jau yra už ką dėkoti ir nuotaika gerėja.
Kitas atvejis buvo šią vasarą su tokia labai nuostabia moterim. Aš labai džiaugiuosi, kai žmogus ateina ir jis nori tų pokyčių. Tai vat, ją į mane rekomendavo mano senas pažįstamas ir aš su ją padirbėjau, mes ir numerologijos analizę, ir hipnoterapiją padarėm, ir dar apyrankę jinai užsisakė. Ir jinai buvo užstrigusi santykiuose, jinai buvo su vyro dėl vaiko. Jinai gerbė tą vyrą savo, jie kaip draugai, bet meilės ne. Bet jinai tokia sugriauta iš vidaus, jinai jėgų tiesiog neturėjo tempti tos santykius. Aš ir sakau, kodėl tu tai darai? Nu, va, dėl vaiko, sakau, jis tavęs prašo, nu ne, sakau, kodėl tu tai darai? Tai ten, aiškus, gilesnis buvo irgi darbas ir galų gale aš jai pasakiau, kad tu turi vis tiek Jinai sako, o tai ką man daryti? Tai sakau, tu turi priimti šitą sprendimą, tu turi pajausti, nes jūs duokit vienas kitam laisvės. Jeigu tu vis tiek jau jauti, kad tu nenori šalia jo būti, nes vaikas, vėlgi, ne, tema vaikų labai irgi dažnai pas manęs ateina. Vaikas mato, kad tėvai nėra laimingi. Tegul jie tiesiog būna išsiskyrę, bet su naujom kitom antrom pusėm, bet laimingi. Ir vat irgi jinai čia, aš nežinau, po 2-3 mėnesių tiesiog pati asmeniškai man parašė ir labai padėkojo. Sako, jinai išsiskyrė su vyru, draugiškai, taikliai pasikalbėjo ir tokį irgi išreiškė man dėkingumą ir man be galo buvo džiugu, kad jinai iš viso apie tai parašė, kad jai pavyko, kad jai buvo naudinga. Mhm. O kažkokio tokio, kur tokios istorijos įstrigo, tarkim, ar tai liūdnos? Vat kokios įstrigusios istorijos yra dar pas jūsų Galina praktikoje? Kokios istorijos? Pavyzdžiui, turiu draugę, kuri mano didžiausia fanė. Jinai tikriausiai visas praktikas mano išbandžiusi. Tai vat, dabar galvoju, nu su ją tai irgi labai daug padirbėta. Gal pamėgink, Lina, nušviesti kokią istoriją. Dabar kažkaip norėjau apie draugę, bet galvoju, ne, kažkokią kitą istoriją reikia papasakoti. Pavyzdžiui, aš ne, kaip vat, irgi dirbu kai su žmonėmis, yra tokių istorijų, kur tu tiesiog negali taip lengvai vat, uždarius kompiuterį pamiršti, atrodo tokia jinai įsirėžusi į atmintį. Tai gali būti ir sėkminga istorija, tai gali būti tokia, apie kur jinai tau įstrigo. Ar ne, ir tokia, kur galbūt galvoja, nu, vat, vis tiek nepalieka abejingo. Galbūt tai nusivylimas kažkoks gali būti vidinis arba toksai, vat, vėlgi ta atjauta mes, kad ir galime save bandyti apsaugoti nuo to gailesčio, empatijos, bet vis tiek kažkokia tai atjauta, kad vat, nu, vat, jausmas likęs tos istorijos. Nesenai galvojau apie vieną tokią situaciją, ten viena irgi moteris laimėjo hipnoterapiją dovanų, tai jo, čia vat galėčiau pavadinti, kad liūdnai įstrigusi šitą situaciją, nes hipnoterapijos metu mes su juo kalbam, mes einam į tą gylį ir jinai pasakoja, kad pas ją ant sprando stovi tiesiog neapsakomo dydžio, ar tai kažkoks žvėriukas, ar tai, nebeatsimenu jau tiksliai, žodžiu, našta. Didelė našta. Ir aš jos klausiu, ar tu pasiruošusi su ją atsisveikinti? Sako, ne. Aš sakau, kodėl? Sako, man patinka. Nu gerai, bandau paskui apeiti prie tos temos kitaip. Bandom kitaip. Jinai vis skundžiasi, kad jai blogai, jai ten antsvoris, jai ten tas, jai anas. Ir mes vėl grįžtam. Aš sakau, pas tave kaip dabar pečiai jaučiasi? Nu, sako, dar sėdi. Tai sakau, gal vaikas atsisveikin? Ne. O kodėl? Nu, man netrukdo, sako. Ir aš dar 3 kartą pabandžiau, bet supratau, kad tiesiog jinai dar yra nepasiruošusi, nes tikrai bandžiau ir pavyzdžiais jai paaiškinti, bet aš negaliu jos priversti, nes tai yra jos kelias, bet tai gal įrodo, kad žmonės dažnai pasirenka patys savo naštą ir vat, savo to nieko nedarimo, jie ir toliau save griauna, tada vat, ir sveikatą pašlyjo. Ir, nu, žodžiu, daug irgi negatyvo yra gyvenime, kadangi tu esi negatyvė, dėl to ir tave atspindi irgi negatyvas, žmonių negatyvas, gal lygos kažkokios.
Tai ir po seanso jinai manęs klausia, o tai viskas aš pagijau? Nu, sakau, žinokite, jums reikia padirbėti, sakau, neužtenka čia tiesiog vieno seanso, jums reikia su savim padirbėti. Nu ir viskas, ir daugiau man neberašė. Mhm. Tai tokios įstringančios, ar ne, bet reiškia žmogus, jisai kaip jeigu kreipėsi, jisai norėjo pagalbos, bet jisai negali atsiskirti nuo savo tos naštos, su kuria susitapatina. Nu, greičiausiai ten gali būti, kad čia irgi iš protėvių persiduoda iš kartos į kartą. Ten, jeigu jinai būtų norėjusi dirbti su tuo, mes galėtume pasikapstyti, bet jinai tiesiog toks jausmas, kad nemato problemos tame. Bet vėlgi, aš galvoju, aš negaliu kištis, nes kartais būna ta našta, jinai gali padėti žmogui. Taip gal irgi absurdiškai gali skambėti, bet kai kurie momentai negatyvus, jie žmogui padeda. Nu, kaip pavyzdys, ne, žmogų visi provokuoja ant agresijos, kad jis šauktų. Čia tam, kad jis išlaisvintų savo agresiją. Nes jeigu jo išorė neprovokuotų, jis iš vidaus susigriautų. Suprantamai paaiškinau. Taip, taip. Nu va. Nu tai va, čia toks pavyzdys, kad gal ir jai irgi našta ta reikalinga, gal dar ne laikas. Bet tiesiog labai liūdna buvo, kad jinai ar nemato, ar nežino, bet galvoja, nu čia ne mano, aš neturėčiau priimti savo. Ir vėlgi tiesiog gal man buvo čia patikrinimas, ar ant kiek aš tas ribas irgi nubrėžiau, ant kiek apsaugą užsidėjau, nes po jos jaučiausi neutraliai, bet tiesiog vat, toks mini šokas buvo, kad žmogus nenori, bet irgi vis tiek gerbiau jos pasirinkimą. O skaičiukų į pagalbą nepasitelkit būtent iš tos moters atveju, pažiūrėti kodėl, vat, pavyzdžiui, kaip užuomina. Jo, man atrodo, žiūrėjau, ten vėlgi su savivertė yra reikalas. Tai galbūt netgi galima, aišku, ne būtent tos moters atveju, bet aplamai, jeigu žmogus nenešasi tą kančią, kažkokią tai naštą, gali būti irgi kaip noras vertumo, ar ne, aš, vat, matot, jūs įvertinkit mane, aš nešu tai. Jo, labai taikliai pastebėta ta aukos pozicija, kad tu pažiūrėk, ašgi galiu, aš čia viską pats, o ką tu. Bet vėlgi tas auka, jinai, jeigu yra aukos pozicija, tai bus visą laiką ir budulis, ne, kad aš čia auka, aš čia vargšelė, bet jūs visi ten, man nepadedat. Ir nieks nedažniausiai nepastebė, kad tie va tokie žmonės, kurie ale aukos pozicijų, jie iš tikro ir buduliai būna, bet jie gal būna paslapčiom buduliai, gal jie vaikus skriaudžia, gal vyrą ar žmoną savo irgi muša ar dar kažką. Čia vat visą laiką būna tas susieja. Tai vat, kai dirbam su tą žemą savivertę, mes automatiškai ir su to ego dirbam, su to buduliu, nes žema savivertė čia yra labai stipriai pažeistas ego. Ir dar trečias kampas šitoje trikampyje egzistuoja tas gelbėtojas. Auka, budulis ir gelbėtojas. Tai vat, tos aukos labai dažnai... Čia mes, jeigu kažkas atpažįsta save, kad vat, aš nesuprantu, kas čia su manim darosi, aš lyg auka, lyg gelbėju, paskui lygtais ir skriaudžiu ar save ar kitus, išsilieju, pavyzdžiui, ant vaikų, ar ne, gelbėju vyrą, o išsilieju ant vaikų, ar ten paskui vaidinu auką. Tas vaidinu galbūt stipriai skamba, nes tai yra toksai net nekontroliuojama būsena, bet labai dažnai tą turi kopriklausomieji. Tai galbūt pasidomėti iš tikrųjų vat, būtent tą priklausomybę, kur mes ypatingai vaikystėje tas susiformuoja ir vat, jūsų atveju irgi, ar ne, kai sakėte, aš neturėjau asmeninių ribų. Ten tėtis galėjo įeiti, galėjo daryti su manim kažką, ką tais nori. Ir vat, iš tikrųjų šių laikų didžiausia problema yra tas savivertės neturėjimas, nes mes kaip vaikai tuo metu mes neturėjom teisės turėti ribų. Jo, mes net... Nes ir tėvai neturėjo. Aš čia kaip tik ant dienų kalbėjau su tėčiu, aš manau nesupyks, kad aš čia irgi apie jį kalbu. Jis mane labai palaiko, kad einu į numerologiją, viską, ką aš darau, jis labai sako, didžiuojasi manim. Tai manau nieko prieš, kad aš apie jį pasakysiu. Tai mes ant dienų kalbėjom irgi dėl mano vaiko ir aš jam sakau, aš tau brėžiu ribą, sakau, taip, man nepatinka, kad jūs taip darot su žmona. Sakau, nereikia jo gėdinti, aš kitokios nuomonės dėl auklėjimo. Ir jis iškart toks nesupratęs, o kodėl tu taip agresyviai brėži ribas? Sakau, čia ne agresyviai, aš tiesiog sakau savo nuomonę, tai yra mano ribas, prašau jas gerbti. O jis sako, ne, ribos yra brėžiamos tiem, kas su kuo nenori bendrauti. Ir aš su juo kalbu ir aš suprantu, kad jis
net nežino, ką reiškia ribų Mhm. brėžimas. Jis pats jų neturi. Tai tie žmonės, vat, nu, vat, kai mes buvom mažesni, kurie vat, mūsų tėvai neleido turėti asmeninių ribų, nes ir jie neturėjo asmeninių ribų. Ir dabar vat, daug kas skundžiasi irgi ateina su problema, kad su tėvais blogai. Nes irgi nei tas vaikas moka savo mamai, tėčiui brėžti ribas, nei tie tėvai moka. Tai vat, čia vat, viskas irgi atsispindi. Nes tas ribų nubrėžimas, jisai labai glaudžiai susitapatinimas su įžūlumu. Ar ne? Jo, Toksai jo, va. čia Mhm. maždaug, kad kaip tu drįsti pasakyti savo Mhm. nuomonę. Maždaug jo. Mhm. Nes ir aš atsimenu, jaunesnė buvau, šiaip mano vyras moka brėžti ribas ir aš atsimenu, jis toks sakydavo, kas jam, tarkim, nepatinka, ar tiesiog sakydavo savo nuomonę ir aš tokį galvodavau, wow, toks truputį jo įžūlus. Bet paskui aš tik dabar suvokiu, kad čia taip mums iš šono atrodo, nes mumis tiesiog taip mokina. Kad jeigu sakai savo nuomonę, reiškia, esi nepritapėlis, esi nemandagus. Bet iš tikrųjų labai Taip. absurdiška čia. Mhm. Tai netgi vat iš to pokalbio mes galime šiek tiek tokio duoti žmonėms pamastyti, kad ribų nubrėžimas nėra įžūlumas, ribų nubrėžimas yra atsisukimas į save, pasakymas ne tada, kai aš negaliu ir taip, taip pasakyti, kai aš galiu. Na, kai aš turiu laisvą laiką, kai aš tam galiu įdėti energijos. Tai jeigu grįžtumėm dabar prie jūsų, Galina, ir jūs sakėte, kad jūs dovanojate konkursą, laimėję kažkas hipnoterapijos, kaip būtų galima tada, va, tarkim, su jumis susisiekti, ar dėl konsultacijos, ar dėl kažkokiu tai vat, klausimo, kur žmonės galėtų jūs rasti? Dabar pradėjau Instagram'e stengtis daugiau savo profilį iškelti, tai vat Galina numerologė esu Instagram'e. Galima susisiekti per ten. Turiu ir savo puslapį www.taitavogyvenimas.lt. Ten irgi yra ir apie mano analizės, truputėlį apie mane, apie paslaugas. Tai aš visą laiką už, kai žmogus parašo, man patinka bendrauti, man patinka nukreipti. Ir labai apsidžiaugčiausi, jeigu tiesiog mane pasektų Instagram'e, nes aš mėgstu dėmesį. Aš supratau, kad aš mėgstu dėmesį ir man negėda apie tai sakyti ir aš džiaugiuosi, nes ir žmonėm patinka manęs klausytis. Tik dar reikia pilnai išmokti vesti tą socialinę erdvę, bet aš manau, viskas yra išmokstama. Tai jau mes įdėsime kaip po YouTube šito viso įrašo, mes įdėsime aprašymę jūsų tada kontaktus, kaip galima su jumis susisiekti ir jūsų puslapį ir Instagram'e tada. Mhm. O ar Facebook'e irgi turite kaip susisiekti, ar tai Instagram'e tokį? Facebook'e irgi yra Tai tavo gyvenimas. Ai, tai aš iš jūsų paprašysiu kiek įmanoma daugiau tada tų susisiekimo ten koordinačių kažkokiu tai, kurias aš įkelsiu. O jeigu pabaigai, galbūt kažkas yra, ko aš nepaklausiu ir norėtumėte pasidalinti, ar kažką tokią akcentą uždėti, kad žmogui taip klik būtų. Prisiminkit visą laiką vaikystę, nes vaikystėje, ko mes svajojom būti, tai yra didžiausias atsakymas į visus mūsų klausimus, nes pavyzdžiui, aš vaikystėje svajojau būti žvaigždė. Aš tiesiog norėjau būti ant scenos, aš norėjau iš tikrųjų ir gydyti energetiškai žmonės, man atrodė čia kažkokia magija, bet vat, pagal mano skaičius, ypatingai pagal mano tą pirmą talentą, aš ir esu žvaigždė, aš ir galiu energetiškai gydyti. Tai ir jeigu, tarkim, sunku pačiam su savim dirbti, labai padeda kristalai. Tai vat aš ir apyrankės vėrinius darau ir jie irgi, jie veikia mūsų kūną, veikia mūsų protą, jie tokie irgi kaip pagalbininkai. Aš juos taip pat per save pakraunu, kad su mano energija, su mano tokiu kaip palydėjimu, kad visos tos transformacijos vyktų. Ir tikrai nuoširdžiai stengiuosi visą laiką visiems padėti. Tai pagrindinis dalykas, dar ką rekomenduoju, tai yra dėkingumo praktika ir kūryba. Kūryba tai yra tikrai stebuklingas dalykas. Mano apyrankės ir buvo mano kūryba, kuri man padėjo atsistatyti, gal sakykim taip. Nes numerologija, jo, čia žinios, čia viskas super, bet grinai kūrimas apyrankių, tai
man taip patinka tas procesas, aš netgi toks jausmas jaučiu, kaip mano kūnas prisipildo. Tai būtinai užsiimkite kūrybą, nesvarbu, kas tai bebūtų, darykite tai. Ir savamoksliškai nebūtinai čia reikia tapti įžymiais šitose kūrybose, bet kaip kas moka, taip tas išlieti save. Teisingai. Dėl savęs, jo, teisingai. Svarbiausia, kad patiktų. Tai labai ačiū, Galina, už šitą pokalbį, už žinias. Ir jeigu klausantys šito įrašo kiltų jums klausimų, klausytojams, tai bet kada galite parašyti klausimą žinutėje po komentarę. Aš stebiu, visą laiką stebiu ir paskui jau paprašau, kad žmogus atsakytų į kilusį klausimą. Tai labai ačiū, Galina, jums už šitą pokalbį. Didžiausios sėkmės jūsų kūryboje, tai ką darote ir padedate žmonėmis. Širdingai dėkoju, Lina, tai, ką jūs darot, irgi yra nuostabu, labai džiaugiuosi, labai malonu, kad buvau pakalbinta. Tikiuosi, kad ir kažkas irgi išsineš kažkokios įdomesnės informacijos apie tai. Ir jeigu mane paseks Instagrame, būsiu labai labai laiminga irgi. Tai kviečiu visus duoti mūsų žvaigždutį šitą dėmesį, pasiekti, galbūt netgi ir uždėti patiktuką ant įrašo, kad skleisti informaciją irgi, jeigu jums surezonavo, jeigu palėtė Galina jūsų širdis, padėkite jai dar labiau suspindėti. Tai ačiū jums visiems ir iki malonaus. Iki.